Pusė be 15:11. Vežamės namo dar vieną 745. Panašu, kad pradedam jaust fetišą simakant su 4,5 motorais. Vieną turim pasižiūrę garaže. Dar vieną pasižiūrėsim turbūt. Greičiausiai. Jeigu kam nors reikia viso simako be motoro, jaučiu, kad gal ir be dėžės, ne? Kažkuris sutiksliai bus be dėžės. Vienas. Jo, tai vat, šiaip ir motorą gal turėsim kažkokį, gal gyvą, gal ne visai. Šiaip, kalbant apie variklius, pardavimuose yra akcija-atrakcija. Motoras iš LT1 Corvette'ės C7, 5 generacija. Tai vienas variklis pardavimuose, prašom, kaip asmeniškai, PM. Ir Direct Injection Delete kitas, Air Force kolektorius, bent jau pakol kas, nežinau ar ilgai išliks, nes pakankamai geidžiamas, kaip suprantu, šiuo metu. Tai jeigu kam įdomu LT1 motoras, tai yra 460 m3 standarte, tai galit kreiptis, turim tokį vieną. Ales bardzo profesionalė. Nu va, grįžo simakas. Dar vienas. Atsidarom kapotą. Ir taip šmakštą atidarau ir dyzelis. Bam. Ne. Koks gražus variklio plastikas. Vienu žodžiu. Bandysim šitą užkurt kažkurią dieną. Ar kuriasi, nes irgi nupirkom neužkurtą, tai nežinom būklės. Jo, kaip šito. Čia va biškai jau esam pardę, kaip matėt. Tik nežinau ir... Ai, bendrai gal ir filmavo mane, kai į vidų, kaip atrodo. Tai va. Šiaip tai blemba galiu pasakyti, simakas gaidys, elektronika gaidys, karočią šiaip viskas gaidys. Bet groja muzonas, tai kosmiškai. Taip, kur čia dabar man eit? O, čia kažkur. Jo. Šnekiančių dviveidžių šakalų ir kobrų. Aš nekenčiu visų, aš iš tiesų bijau vienatvės visai. Kaip aklas šuo, bijo gatvės. Blin, kaip gerai plaka, čia Logic 7, tai šakės. Pastangas bevaistis, norėjau keistis. Bet tai tarsi kalnų leistis. Tai gal čia prisipirkai? Kas? Gal ką? Ne, nieko, taip. Lemba. Ai, vienas guolis užės tų picoj. Tokį savoją nusipirkau. Stupica? Jo. Vienas guolis užė. Šitas turbūt. Bet čia ne kem 6 matau. Kem šešto čia. Jo. Panašu, žinau, kad guolis ne kem 6. Kodėl? Nes kem 6 kitoks guolis eina. Tai ne tą padavė?
Lauko, tai ką čia pasininkite? Nu, tai Suboskė M6. Aha. Tai M6. O su kokiais guoliais eina? Suboskės išsukimas. Okei. Žiūrėk, ką rašo. M6. Aha, o toliau skaityk prie PN31. PN312167651557. Čia visai kaip mano Instagramas. E8E9. Nu tai gerai, nuo 92... 92 per pusę M6 yra. Tai vieną 92 nusipirkai Ir du turi. ir tu turi M6 iš karto. Viskas, va. Du įdėti. Va, uždėjai ratą ir važiuoji. Viskas. Čia. Šakė. Kodėl raudona? Prie ratų. Normaliai raudas. Candy orange neturėjo. Čia va, man realiai tai va, aš prie šito norėjau, kad prie kapoto laikiklio, kad man išsukimas čia matytus raudonas irgi. Ir... Tu kiek čia dienų dėt žodį dabar jį? Nu tai realiai stipriai ruošiamės 25 sezonui. Nebent ne pats keisiu, tai gal tada dar šiemet išvažiuosim. Supratau. Pildosi garažas drambliais. Ten kažkokia Devinoskė stovi. Ne dramblinė. Ir naujas projektas, įmakas į driftą. Nu tai sveiki iš saulėtosios Lietuvėlės. Sveikinuosi su jumis iš dramblių garažo. Mažo... Ne, kaip čia pasakyti, jo. Sveikinuosi su jumis iš mažesniojo dramblių garažo. Šiuo metu garaže turim nedramblinę Devinoskę. Turim dramblinį Champion Fighterį. Ir turim tam tikrą dramblinį Simaką, kurio tikslas čia buvo atvažiuoti, pabandyti užsikurt, nes nesikūrė, bet mes jį užkūrėm, panašu, kad dirba, veikia, viskas tvarkoj, tai šitas daiktas eis lauk iš čia, o Simako kėbulas jau kaip ir parduotas. Tai atsilaisvins boksas kitam drambliui. Ir žiūrėsim, ką gero galim padaryti su šio motoru. Tai va, toks va progresas. Ir mano žalias drambliukas ten stojo. Ramiai sau tykoja pakampiai. Laukia laukia išvažiavimų. Tai va, o su Champion Fighteriu šiuo metu perdarinėjom kuro sistemą ir dedasi kitas lokas. Perrinkinėjom važiuoklę ir tvarkom kuro sistemą, nes turėjo Champion Fighteris problemų su grįžtamo kuru ir dėl to jisai labai stipriai kaisdavo kuras. Tai dabar pasistatys kuro slėgio reguliatorius, nusives tvarkingai grįžtamas, kad nebūtų tiek daug to slėgio. Nu tai va, tiek žinių. Realiai kaip ir visas detalės turim. Tai pradėjau jau, viską išardžiau, dar teisingai biškį padarėm update'ą stakanam. Tai išsipjovė atraminių skylės. Kur ta plokštelė, va. Išsipjovė atraminių skylės, specialiai lazeriu pjautos plokštelės pasistatė, kad pilnai būtų galima prieiti prie reguliavimo. Tai eilinis iki mūsų dramblių svarščikas, vienas iš pagrindinių, kuris atvyksta į vietą, yra Edvinas Litvinskas. Tai dėkui dar kartą jam. Ir jo, šitas plokšteles M6 galit irgi lygiai taip pat užsisakyti pas Suboskė Racing.
nes būtent jo atraminiam ir skirtos tos plokštelės. Tai šiaip pats principas čia viskas labai paprasta, tiesiog išsitraukia mortiką, prisisuki plokštelę, čia viską išsivalai, tipo, kad nebūtų tos kardos ir toj pusiai. Ir tiesiog dedasi ant viršaus, prisiveržia, prisigauni taškus, atleidi atraminį, užsivirini ir va. Ir turi sutvirtintą stakano vietą, kad nesipūstų į lauką stakanai ir plus gražiai lazeriu išpjautą vietą reguliavimą. Tai va toks update'as pas Champion Fighterį. Rinksim važiuoklę, darysim kurą, einam dirbti. Sveiki. Kaip čia bus pasakytų, šiandien važiuojam driftint. Bet ne, šiaip šiandien turim birželio 29 diena. Važiuojam šiandien į Druskininkus, į areną drift. Treniruotę. Pakrovėm mašiną. Čia mašiną pakrovėm. Pasikrovėm. Biški šrotą, biški vesleiko. Pagaliau surinkta, peržegnojom, kad nepadėtumėm nei variklio, nei krešo. Nes, kaip žinom, paskutiniai 3 išvažiavimai buvo topiniai. Ir viskas taip kaip buvo. Nu, ką tu? Bučkis, šaunuolė. Ir svarbu nepristirti. Reikalu. Važiuojam. Sėkmingai? Nežinau. Visą gerą. Nu tai sveiki visi. Kaip matot, esam ne garaže. Tai Champo mašinai suvoskės ir sukimas sudėtas. Kuro sistema perdaryta, kuros slėgio reguliatorius pastatytas. Tai šiandien čempiono mašina yra pas Uri, kuris darosi suvedimą. Ir turbūt iš garsų girdit, kur mes esam. Tai yra Druskininkų drift arena atidarimas. Tai šiandien yra šeštadienis treniruotė. Tai atvažiavo tiek Laimonas, tiek Vilius. Ir Tautvydas su E92 pasitestuot, pasižiūrėt kaip kas sekasi. Tai yra Druskininkų drift arena. Turim bilietėlį. O, prasideda foriniai važiavimai. Dėmesio, antra grupė jau važiuoja prie starto. Dėmesio, antra grupė dalyvių važiuoja prie starto. Prasideda antros grupės važiavimai.
Prašau dėmesio, antra grupė Atsižymėjo važiuoja prie Vilius starto ir antra su grupė Tulanduru. 15 minučių To ir ilgiau. buvo galima tikėtis 15 iš minučių Viliaus. ilgiau, kadangi Šiaip, dar atvažiavo 5 dalyviai. nu, bus įdomu pasižiūrėti. Ir sugalvojau tokį įdomesnį formatą, kadangi vėl pats nevažiuoju. Pats nevažiuoju, o ruošiuosi Kuršėnų etapui. Tai šiandien toks biški pabūsiu techninis personalas ir tiesiog pafilmuosiu, ką veikiu ir kaip, ką patarinėju, gal nežinau, tam pačiam Tautvidui. Nes va ką tik čiut nebuvo plyno. Nu, bet jaunuolis mokosi, viskas gerai. Tai geras siužetas. Šrotas. Nu, pažiūrim, kiek čia užsipūtas. Jasna. Su šiukšliam važiuosim ant baro. Labas, šaltos kavos norėčiau. Šokoladą? Langų įsidėjau. Abejoju. Einu pažiūrėt. Tai čia kai išlekiai, tai jau galvoju, bus ten kažkaip. Da, nu tai. Mosto gaudžia. Karočią, pasistatymas jau neblogas, bet dar biški trūksta greičio, nes vidum nuvažiuoja. Jo, bet aš dar bijau. Ir tas toks Jo, dar per stabdį stuvą, tai. Čia va, pavyzdžiui, irgi nesąmonę padarei. Stabdžių gazą paleidė, stabdį spaudė. Gazą paleido. Jo. Beveik nesisuka, žiūri priekį šiožį. Blogus kitą kartą, štai jeigu padarysi. Turi, karočią, stabdis reikalingas. Nespėjom. Karočią, jau va čia va, sukinėdamasis tada tik tai biški prilėti stabdį, kad karočią tave... Taip, tu dar prieš net nepersimetė. Net nepersimetė, spaudai stabdį. Galvoju, gal jau tas vedimą pasidaręs ten kokį nesąmoningą. Po pirmo važiavimo jau antro bijojau. Nes ten šiaip parkaitinė atrodo nuo to pasistatymo. Ten tą pasistatymą visai ten yra to greičiai. Tai yra ir ten greičių lygiai, taip pat greičių į Vaivajų, kaip pareikia. Arba čia buvo grūdas ir žemė. Ten šiaip atrodo Po vidurio antrą užgesta mašina, karočią vos net super tą sankabą, tada nedatempi to, užsiskersuoja mašiną ir prarandi tą visą. Ten ir kita galėtų patys. Čia kaip tą pirmą važiavimą aš gyvenau, nes apisas mašinas, Aš tai irgi dar žinau. iki dabar nedaeina. Gaila, nenufilmavau, karočią, bet taip, ten ant pasistatymo, jo lyg mančias norėjo ir taip bum ir tiesiai eina. Kažkaip su rankiniu gazą numinę nuvažiavo. Pirmą važiavimą jau jisai filmus rodo. Toj briefingas, Kebra? Toj Kebra briefingas? Na, jo, kortelė, viskas yra. Kokia kortelė? Taigi, remelis, kasytis elektrą. Jau, einu nufilmuoti. O, atsisėsim į Kastyčio Aleknos darbo ofiso vietą. Laukiam briefingo pas Kastytį Alekną. Čia gausis didelis įsibėgėjimas ir gan didelis pasistatymas bus ir važiuoti iki pat tenai. Gausis va toks kiaušas labai didelis, bus sunku pravažiuoti. Ten jis paėmė kito, ne savo mašiną, paėmė pravažiuoti. Kas toks? Parodysi kaip reikia. Nu, teisėjauja kur. Ai, nu. Ir turė? Parodė kaip reikia. Okei.
Pabandyk biškai agresyviau ir iš anksčiau. Nu, viskas? Nevažiuoji, jo, ne? Reduktorius turbūt. Reikia gal maštą pastoti. Arba palapirę į pakel. Dabiški, o? Nudažysiu viską, gražiai padarysiu. O ne? Jo, va. Šitą atsargiai, padangų beveik nebėra. Neužsiveda. Bet girdi, šitą raną paskutinį ir labai atsargiai. Nes nėra padangų. Ir šitas sukibimas panašu, danga pasikeitė biškį. Pakaito nekimba. Aš jau galvoju, jeigu šitaką pasimsiu. Ne, karočią atsipurtė kontaktas, startą mygtuko. Tai čia karočią staigi sankab atleido už gesą. Jo, ten iš kitos pusės, tas kur, piškutė. Ai, ne manau. Iškart, va. Poška. Lafa. Poškas vanokas, ko ten mygtukų nepritaisai? Aš jau atėjau šitaką pasimsiu. Einu pats reikia. Viskas gerai? Važiuoja? Bet jau daug atlaiko. Kas? Švietimą pamečiu. Jau daug atlaikė, ne? Jau daug atlaikė. Daugiausiai šitas. Ne, na, senas donkės atlaikė. Ne. Ne, atlaikė, gal. Atlaikė, gal. Ai, stulpas. Taigi ten keli trepkių važiavimai ir stulpas. Bet labai jau biškį prakypo. Lai kur mes įskalbėt, ne?